Tauranas, visi reikalai, S55 gale, M3 Tauranas, ar esate matę? 200 eurų tik tai už remontą, draugas, kaip prijaučianti šitiem reikalam, padarė gerą kainą, labai džiaugiuosi. O kaip viskas veiks, pamatysim jau netrukus. Važiuojam į garažą ir pradėsim darbus. Kraut atgal į kėbulą šitą varikliuką. Įstūmėm. Šiandien baigėsi kantrybė, padirbom od dušai, bet dėja nieko nepavyko padaryti ir dar vis variklis nedarinktas ir neužkurtas. Daug laiko prasiklinysim, kol uždėjom dėžę, todėl kad ten yra šlicai kažkokie kitokie ir išcentruoti nelabai pavyko. Pasigebinau tokią nesąmonę ir su jie nieko neišcentravau tiksliai turbūt. Ir dėl to reikėjo kelis kartus išiminėti, 3 kartus variklį, kol vėl ten pacentravom ir pataikėm į vietą variklį. Tai ateičiai turbūt reiktų tokį įsigyti nesąmonę, jeigu keist variklį greičiau, o visa kita tai čia jau greitai susirinks, realiai liko sumest visas žarnas ir pajungt laidus ir galima bandyti vesti. Nu ir tepalus, aišku, užpilti. 3 metų su šitas projektas. Tiek nedaug liko, bet baisiai ir vesti. Bliam, kiek čia gaunas, nežinau, ten pasiskaičiavo gal 2,5 tūkstančio kažkur, gal mažiau šiek tiek. Remontas kainavo, aišku, laiko nemažai trūko. Jokios garantijos realiai, bet kaip ir visur būtų, niekur ten nebus 100% garantijos, jeigu kad ir kas nutiks, vis tiek liksi visada pats kaltas. Bet bent jau čia žinau, kaip kas kur padaryti ir kur gali būti kažkokia klaidelė. Nedarėm, aišku, nesistengėm kažkokios palikti klaidų, bet esmė, kad to įvesiu. Išleidau seną etanolį, nes jisai stovi 5-4 mėnesius, neturiu patirties su etanoliu. Pasakė išleisti, išleidau, nupirkau naują, įpilu naują. Tuo pačiu nusistatysim rodmenis, kad būtų procentaliai rodytų, kiek kūrė, planšetį, kad rodytų skydelį, kiek kūro yra. Atėjo ta lemtinga ir baisi akimirka, ar dabar užsikurs ir kas bus toliau. Nu, užsikurt galbūt turėtų, bet kas bus toliau, kas su to antifrizas pateks, ne, tepalas kokios spalvos bus. Liko kažkur 10 minučių iki užvedimo, pilu tepalus, prasisuku variklį biškai, kad pompa papompuotų. Sakiau 10 minučių, bet kol viską išsiaiškinau, jau matosi, kad laukia tamsu, nežinau, valandą gal laiko, tai tikrai prasidėjau. Aišku, viską pajungiau, kaip viskas, dar filtrą oro paėmimo nuo turbos liko pajungt. Dabar 2 klausimėliai. Vairo stiprintuvo skysčio nebeturiu. Kaip tai taip nepasiruošiau, bliam, nesąmonė, bet ieškosiu, gal dar rasiu. Nesinori be skysčio užvedinėti, gadintos siurblios sausai. Kitas dalykas - norinimas. Aukščiausia vieta čia matau, tai reikia turbūt atsukti šitą ir pilt vandenį į ją. Nes pats aš dar neorinau sistemos, tai dabar žiūrėsim, kaip jie nori. Čia pripyliau, čia pilna. Čia kaip ir aukščiausia vieta, bet ten vis tiek yra oro varikliai ir reikia kažką atsukti, kad čia subėgtų tas skystis labiau. Manau, viršutinę žarną tą atsuksiu ir pabandysiu į ją vandens pripilti. Nu, ir užvedęs pažiūrėsiu, turbūt kažkiek išvarys tą orą ir depilsiu vėliau. Tai tiek. Ieškau skysčių ir tuoj kūrėm. Dar bandyti, ar jau pažiūrėti tepalus. Kažkas kapsi ir filtrą turėjo venį, gal jau pažiūrėti vandenį, ar dar kai atsirado. Blemba, bet kažkoks tai kapsėjimas, tai girdžiu palabiškai. Kapsėjimas? Aš girdžiu kažką. Nifigasi, bet tu girdi. Tai čia tavo... Ai, čia? Va čia kažkas tai. Tai tavo va čia va kažkur tai gal leidžia, ne? Nes va čia, matai, mane tai šlapia, va ten balsi. Girdžiu, kad kapsi kažkur. A, pliam, aš tai galvoju, čia aš net mašiną, aš pas man dabar neklūs. Traktai specialus šitie. Galėjo tai būti. Nu vėl reikėtų nupūsti. Kaip ir sausa dabar. Tepalo filtrą nesukdari? Nu dar suktelka, aš manau, nu, biški gali pasukti. Ar užvest 3 sekundės? Nu tai taip, ten per tiek tai nieko nenutiks. Nu blia, užvest 3 sekundės. Veikt! Spaudimo nebūtų. Tai ištrauksim dar šiandien.
Gal gana pradžiai. O kas per paukštį ir užgesų pats? Jo? Ar tu galvoji, aš užgesinu? Aš gal užgesinai. Eik tu, nu. Tavo šitie įrankiai visi legendiniai. Na. Ar kas blogai? Kur tu randi visi? O tu ne taip atsakinėjai? Blet, na, pas man biškai kitoks. Dabar viskas, vanduo žiūri filtrai ir dėti. Nu tai ir ardome, ką. Benzą nesudeginsi daug. O čia juokinga kartais skelbimus. Duodu nebaigtą projektą. Vandenėlis. Kas šį per fignia pasto nesuprantu. Tai čia blogai? Aš nesuprantu, ar čia tepalas toks šaltas, ar kas čia. Ar čia taip tik, Jis su burbuliukais. Nu tai jis jo dabargi, žinai, tipo. Nu, filtras pilnas, reiškia spaudimas yra. Jo, prikačioja. Nu šiandien nemiegosi, tai faktas. Čia ir užges, čia natai. Panašiai kaip ten buvo tada pirmą kartą. Nu tada nesupukšėjo, bet tiesiog nuo gazo. Kol kas tepaliensas gražus. Užvedimas buvo toksai neaiškus, užvedėm, dirba variklis. Garsų iš variklio negirdėjau, bent jau aš čia nesigirdėjau jokio, ne, viskas gerai, garsų nėra, bet variklis dirba šiek tiek netolygiai. Nežinau, ar čia susijęs su tuo, kad aš daug kartų junginėjau degimą, tai gali būti, kad privariau kūrą į cilindrus, bet jau turėjau išdegti tikrai. Gal dar babiną, va šitą galėjau neprispausti, nes va šitą biškai išlinkė. Čia toks samadėlinis dalykėlis padarytas. Bet šiaip reikės pasidaryti normalų prispaudėją, nes čia auditos babinos ir jos ne iki galo įsispaudžia. Lyg ar tai cilindras nedadirbtų, arba tai kažkoks tai patrojinimas buvo, nelabai supratau, kas buvo. Bet svarbiausia kol kas tai man, kad į tepalą nepakliūna antifrizas ir galima pabandyti dar gal kartelį užkurti. Nes to jau bus nusiskundimai, nes dabar kiek 9 valandos ir to jau pradės knysti protą, kad aš triukšmauju. Bet negaisiu, čia dirba, atrodo. Tai va, trumpas šiandienos apibūdinimas. Automobilis dirba, užsiveda, dirba netolygiai, įtariami keli variantai. Tai pamiršau žvakės išsukti ir pasitikrinti, nusivalyti ir pažiūrėti. Galbūt net ir naujas reiktų pasikeisti, nes čia kai remontus važinėja galos ir taip toliau, ten galėjo ir pasižeisti žvakę ir daug visko galėjo nutikti. Bet čia toksai variantas realus. Babina buvo, galbūt neprispausios babinos gerai. Sukeičiau vietom, kampinė, kur galėjo būti gal iki galo neįėjus, nes prigazo kažkaip nepriminėja žodžių, nesvarbu. Pakoregavau vieną dalyką, antrą dalyką, filtras nebuvo uždėtas, dėl to abejoju, bet nu vis tiek daugiau gal kažkiek oro gavo, nežinau, čia irgi toksai variantas, pem, galbūt. Jisai dėl to turbūt važiuos ir jisai čia surasim šitą priežastėlę, pasijungus kompą bent jau gal kažką parodys, kas ten gali būti. Kitas dalykas, pabandom sankabą, sankabos nėra, neveikia sankabą, aš sakau, įtartinas buvo kietas pedalas. Sankabos diskelį galbūt ne tą pusę įdėjau. Kaip buvau padėjęs, taip pat gal sudėjau. Bet truputį pasvaršiau. Žodžiu, turbūt reikės nuiminėti dėžę vis tiek aiškintis, kodėl sankabos nėra. Sankaba gaunasi dabar visada įspausta, bėgiai įjungiu, sankabos pedalas atleistas, bet jinai vis tiek nėra sankabos, nuiminėjom dėžę rytoj turbūt. Išsiaiškinam, kodėl nėra sankabos, sudedam atgal. Ir pro turbinos vamzdelį, vieną dedant variklį, turbūt pasižeidė, bet jis ir anksčiau buvo per klaustuką. Tai žodžiu, iki galo jis pasižeidė, nu ir valiau, pasikeisiu aš normalų tą vamsdelį apačioje, nubėgimas į karterį, guminis vamsdelis, metaliniai viskas ok, guminis sujungimas leidžia. Ok, tą pasikeisim, čia ne problema. Užvesim, šildysim normaliai, tepalus tikrinsiu vėl kas 10 minučių kaip minimum, nes labai bijau, kad vėl pateksi ten antifrizas ar kažkas. Tai tai yra vanduo dabar supiltas, gali patekti. Tai aiškinsiuos, ar tas nepatenka, viską šitą sutvarkius ir ieškosiu priežasties, kodėl jisai dirba šiek tiek netolygiai, girdėjęs turbūt per video, kaip dirba. Šiandien tiek, varau namo, rytoj užvedam ir galbūt stengiamės spėti treniruotę pirmą išlėkti. Žodžiu, užvedėsiu laiku kažkur 5 minutės, apie 50 laipsnių temperatūrą ir va tokie va garai, neaiškus. Ir spjaudasi kaip kondensatas, kaip vanduo pro dislintuvą. Tai jau tas man nepatinka, kažkas čia negerai. Bet antifrizo lygis kol kas aukštesnis, nei kad pažymėjau. Tai aišku, kai įkaito truputį išsiplėtė ir pakyla jisai, bet žiūrėsim, kas darosi, ar dings antifrizas ar ne.
Ką, atėjo laikas gal prasukti ratus, bet pažiūrėti, ar niekas nesulūš. Truputį spustelt gaziuką, per sankavą biškį spirtelt, pažiūrėti, ar neišlūš galas, važiuoklė, iš viską, tai ar galima važiuoti treniruotę. Trečiadienis, gegužės 1 diena, važiuojam į Daugpilį pasitreniruoti su šitą mažulę. Viską jau kaip ir susikroviau, ant tralo pasikroviau, tralas tikrai netinkamas, nesąmoningas, vos tilpo. Ta pusė taip ir šitą pusę, bliam, čia negerai, čia labai negerai nukrito. Čia tai fitucha, bliam, kaip gaila. Ką daryti? Reiktų patraukti kažkur, turbūt bandyti. Tai kol kas tiek dabar, susitiksim jau trasui turbūt. Jau Daugpilio trasai, išbandysim, kaip čia važiuos dabar tiesiog trasai, paprastai, be jokių driftų, be nieko. Pravažiuosim ratu kažkur, tai pažiūrėti, ar nieks nekliūna, ar nieks nebilda, ar nieks neatsisukia. Čia pagrindinis dalykas, kad nieko neišlauž dabar, viską laiku sugaudyti. Tai va. Automobilis pasiekė darbinę temperatūrą, pažiūrėsim, ar jisai nekais, kai pašils daugiau, kai gaus apkrovos. Tai kol kas paprastas važiavimas ir to pabandysim pafilmuoti, gal kažkiek kaip driftuojam. Išvažiavimus kažkur padarėm, tai gerai, kad yra Marius, dar padeda man pasikrapštyti. Vienas gal greit pasiduočiau ir važiuočiau, bet va, greit suradom problemą. Pasiėmiau kompą, nes iš karto patarė pasiimti kompą, nes gali būti problemų. Ir pasijungiau kompą, užsigazavo, žodžiu, važiuoju ir gazas dingo, sustojau, mašina gazuojasi kaip po antilagų jungimo, nežinau kaip aiškinta. Tai žodžiu, sustoju, gazuojasi, užgesina mašiną, užvedam, vėl gazuojasi, į gazo pedalą nereaguoja. Radom priežastį, kad sunku paaiškinti, bet gazo laikiklis, žodžiu, vienas kliūna į jašelę, kur gazas spaudžia į daviklį. Ir turbūt vienu metu užkliuvo ir ją pakreipė, kažkokius blogus parametrus gavo kompas, išmetė klaidą iškart. Ištrynėm klaidą, įjungiam degimą, užvedėm, viskas gazuojasi gerai. Tai dabar pasprendžiam tą problemą, bet šiaip konstrukciją pačią reiks pagerinti, nes tikrai ten gali kartotis problema, tai laikinai išsprendėm, bet reikės kažką normaliai pakeisti. O šiaip pirmas įspūdis, tai blemba mašina labai staigi, sunkiai kontroliuojama, suvedimas dar bet koks, bet jau pradedu truputį suprast, kaip kas veikia, be stabdžių važiavimas, aišku, apie nieką toksai, bet jau kažkas vyksta, tai vat, dar porą važiavimų, gal visai ir pavyks suvažiuoti. Yra su kuo ir poriniu sulėkti, matau, čia iš Rygos yra žmonių atvažiavę, kurie važinėja, bet porinį negaliu važiuoti, kadangi stabdžių nėra, per daug pavojinga būtų ir nenori tiek jo, tiek savo mašinas laužyti. Daviau Mariui truputį pralėkti, noriu iš lauko paklausyti, kaip skamba mano mašina. Iš vidaus važiuoja, tai kažkaip visiškai kitaip, tai norėčiau iš lauko pažiūrėti, kaip čia.
Viskas, treniruotė baigta, sudeginom tik tai 1, 2, 3, 4, man atrodo, komplektus, visų net nedeginau. Nežinau, kažkaip tai dar nedrasu, baisu, bet uždėjau Westlake'ą tik 225, įjungiau tą antrą mapą, kuris šiek tiek galingesnis nei pirmas. Kosmosas, blemba, viskas kaip sugreitintam filme. Tokie judesiukai, iš lauko pafilmavo, aišku, ten tokio vaizdo nebus kaip man vidu ir galvoju, kaip viskas atrodė, bet realiai man kosmosas. Su pirmu važiavau. Tuo mepu ten, kur mažiausiai yra, kiek ten, kokie apie 200 kW, jeigu, sakykim, nežinau, kiek ten arklių. 300 arklių, sakykim, buvo pirmas mepas, antras kokie 400, tai va toks 100 arklių skirtumas man buvo žiauriai didelis. Westlake'us uždėjau 225, suminkštinam šiklą, belenkai sėsta, kimba, priekis paprastos padangos, stumia priekį, aišku, į didelius kampus, kai šokau, tą problemą išsprendėm, bet esmė, kad kosmosas, realiai, jeigu su juo susidraugauti ir taip geresnė aikštelį pasimokyti neištoj, tai ten sukibimo belenkiek ir galima tikrai konkurentingai važiuoti. Konkurencingai turbūt. Važiuojam, kraunamės ir važiuojam. Jau atvažiavau, galbūt kažkas tikėjasi, kad bus wow, daug dūmų, vaizdų ir belenkai plėksinės turbo, čia turi būti kažkas wow. Bet per pirmą treniruotę čia buvo tik tai testai, apsižiūrėjimai. Važiavom ant pirmo mepo, važiavom be stabdžių, kas yra labai didelė problema, kontroliuojant mašiną, truputį reikia priprasti, iš vis sėdėsena netinkama. Daug kas nesureguliuota, neparuošta, čia buvo patestavimas, kas lūžta, kas genda. Ant tokio sukibimo su tokia padanga kol kas nieks nelūža, bet nu realiai problemų gali visada būti. Atmaskijų yra nemažai, bet realiai negalėjau spausti visko maks. Tik uždėjęs Westlake'ą, įjungęs trečią bėgį, nes daug kur važiavau antrų bėgių, kur perdavimo truputį trūksta. Įjungęs trečią bėgį ir įjungęs kitą programą, kur yra daugiau galios. Ten jau lengvai tvarkiausi, tik automobilio valdymas dar yra ne visai tinkamas, todėl kad jis net suvedimo nepadaryta normalaus, tai pasidarysiu normalų suvedimą, išsistatysiu ir reguliuosiu. Su kietumais, minkštumais, su priekiu net nespėjom pažaisti, tik galą spėjau patį kiečiausią ir patį minkščiausią variantą. Skirtumas jaučiamas labai, aš kol kas to nebuvau patyręs, nevažinėjau su reguliuojamo kietumo amortizatoriais. Tai tas labai patiko, kad galima pasigaminti su kibimo, jeigu tau jo trūksta. Tai ir viskas, kol kas turbūt tiek. Tai paspauskit būtinai like ir pasubscribinkit kanalą. Dar surenkam 10 000 subscribų, kažkaip viskas miršta kanalas. Padėkit jam nemirti. Ačiū. Iki.